Labas visiems, sugrįžę į mano kanalą. Šiandien pasinersime į painų Lietuvos teisinių ir administracinių procesų pasaulį. Nesvarbu, ar esate teisininkas, ar tiesiog smalsu sužinoti, kaip kuriami ir įgyvendinami įstatymai, šis vaizdo įrašas kaip tik jums. Pirmiausia, kaip užtikrinti, kad teisės akto projektas atitiktų konstituciją. Viskas prasideda nuo tikslo nustatymo, teksto parengimo ir konsultacijų su teisininkais. Keli vertinimo etapai ir suinteresuotųjų šalių koordinavimas užtikrina akto įgyvendinamumą ir veiksmingumą. Toliau pakalbėkime apie administracinių sprendimų veiksmingumo vertinimą. Tai apima pasiektų rezultatų, įgyvendinimo spartos ir visuomenės pasitenkinimo analizę. Nuolatinis stebėjimas ir vertinimas yra labai svarbus. Dabar pereikime prie teisės aktų poveikio vertinimo. Atliekama ekonominė, socialinė ir aplinkosauginė analizė, siekiant įvertinti ilgalaikį poveikį. Tai padeda suprasti platesnį poveikį visuomeniai. Atitikties užtikrinimas visose jurisdikcijose yra dar vienas labai svarbus aspektas. Regioninės ir nacionalinės kontrolės institucijos, taip pat nuolatinė stebėsena, padeda užtikrinti vienodą sprendimų taikymą. Teisės aktų rengimas yra sudėtingas procesas, tačiau veiksmingos projektų valdymo priemonės ir aiškus veiklos etapai gali jį supaprastinti. Toks struktūrizuotas požiūris leidžia efektyviai valdyti sudėtingumą. Administracinių sprendimų priėmimo vertinimas yra organizuojamas atliekant poveikio vertinimus ir išsamią analizę. Tai užtikrina, kad sprendimai būtų pagrįsti ir teisiškai pagrįsti. Rizikos veiksniai rengiant teisės aktus. Tai gali būti nepakankamas suinteresuotųjų šalių įtraukimas, neaiškios teisinės nuostatos ir nepakankami tyrimų duomenys. Šias problemas galima spręsti vykdant išsamies konsultacijas, aiškiai formuluojant nuostatas ir užtikrinant patikimą duomenų bazę. Administracinių sprendimų nuoseklumas užtikrinamas nuolat stebint ir vertinant. Tai užtikrina, kad sprendimai atitiktų aiškius, teisiškai nustatytus principus. Kas atsitinka, jei teisės aktai neatitinka visuomenės lūkesčių? Tuomet vykdomos papildomos konsultacijos, peržiūros ir pakeitimai. Toks reagavimo mechanizmas leidžia išlaikyti teisės aktų aktualumą. Galiausiai, labai svarbu užtikrinti atitikti ES teisės aktams. Nuolatinės teisinės konsultacijos ir vertinimai leidžia suderinti nacionalinę teisę su Europos standartais. Štai ir viskas. Trumpa apžvalga, kaip Lietuvoje užtikrinama teisės aktų ir administracinių sprendimų kokybė. Jei ši informacija jums buvo naudinga, spauskite patinka ir užsiprenumeruokite mano kanalą, kad gautumėte daugiau teisinių įžvalgų. Iki kito vaizdo įrašo.